Pirmą kartą istorijoje Deividas neša televizorių į salioną. Iš miegamojo televizorius atkeliavo į salioną. Ar jisai veiks? O, dega lemputė raudona. Turėtų veikti. Kodėl tai vyksta? Nes mes pradėjome žiūrėti serialą. Ar mes priklausomi dabar nuo šio serialo? Nelabai. O, taip. Tadam. O, kaip netikėta. Ne, tikrai netikėta. Mes kaip visada apie žemėlapį vaikštom tiesiog bet kur. Ir kaip visada ateinam į pagrindinę aikštę. Smėlio skulptūra vidury aikštės. Taip, tikrai. Tiesiog išpaišytas tunelis. Ir jau ryškėja dar viena graži vieta. Šiaip šitame miestelėje galima filmuoti beveik kiekvieną gatvę ir beveik kiekvieną pastatą. Tikrai labai gražus ir vertas miestelis dėmesio. Padėjau kamerą. Labai gražu. Ir priėjom. Labai graži bažnyčia. Tokia graži, kad prisėdam pažiūrėti. Tikrai ne todėl, kad pavargau eiti. Kaip išsiskiria gatvelis. Pradeda ir saulutė lyst. Smagiau vaikščiot bus. Nusileidus laiptais palei gynybinę sieną, galima pasivaikščioti gražiame parkelyje. Puikiai sutvarkyta. Ten turėtų ir upelis tekėti. Būna ir šitaip. Tikiuosi, mums taip nebus. Ir dar viena aikštė. Jau net patys susipainiojom, kur šitoje aikštė ir ne. Ir fontanėlių pilna. Žiauriai gražus šiaip miestelis nustebinęs. Nesitikėjau tiek daug, kad pamatysim. Bloga arkliukui pasidarė. Ir šitam arkliukui bloga. Kiekviena gatvelė tokia miela. Na, labai gerą miestelį suradai. Šitam mieste net vandens čiaupas gražiai apipavidalintas. Kaip mielai. Soliuko, kad sulaukti vaizdą sutemus ir jau po truputėlį visur įsižiebė šviesas. Įtariam, jog vakare turėtų būti taip pat labai gražu. Labai rekomenduojam šį miestelį. Tik jau kiek sušalom šiandien oras. Nelabai lepina. Šortų, maikių, perėjom vėl prie striukių. Tad jau sušalom laukti. Bet labai džiaugiamės, kad nelyja. Ar galim savaikščioti? Tu džiaugies, kad nelyja. Paskui lapiuką važiuojam. Žaidžia jisai čia su mumis. Nesitraukia. Šiandien priėjome prie dar vienos pilies. Priėjome todėl, kad taupėme parkingui ir ėjome nuo miestelio iš šiek tiek toliau. Pagaliau priėjome.
Pilna žmonių. Gerai, kad šitoj pily nereikia eiti turo, susimoki už bilietą ir vaikštai pats vienas. Nereikia klausyti nesuprantamas čekų kalbos. Štai yra apgriuvusios pilies kiemas. Užlipus į bokštą, štai taip atsiveria visas kiemelis. Nežinau, ar girdit, bet kaukia sirena. Puola priešas turbūt. Esam pily, būsim apsaugoti. Štai ten prie tos bažnyčios mūsų kemperis stovi. Karjeras matosi. Rūta sakė, gali eiti pašokti prieš juos, kad pinigėlį daugiau surinkti. Mums irgi pinigėlį reikia. Klausosi va. Štai čia yra šios pilies gerbai. Ir manyčiau, kad vienu momentu ši pilis priklausė Jonavai. Labai jau panašus gerbas. Kaip paveikslai atrodo langai. Panašu, kad vieną nuotrauką reiks parsivežti ir namo. Va, štai ir pilies stogas, ten dar viena apžvalgos aikštelė. Man atrodo, su Rūta žaidžiam kaudynių. Rūta manęs ieško. Į sveikatą. Pagavo. Po pilies, sočiai pavalgę, važiuojam toliau. Štai ir atvažiavom, pasistatė mašinytę. Šiek tiek išlenda mūsų gulbytė, bet gal nieko. Mes ir vėl atvažiavome į kalnų viršūnės. Štai ir įėjome. Įėjimas kainavo apie 12 eurų vienam. Gan brangiai. Pasižiūrėsim, ar verta. Vaikam kol kas tai pilna veiklos yra. Gaila neleidžia suaugusiam. Mielai palaipačių. Dabar tenka eiti tik tais mediniu takeliu. Nu va, tiltelis įdomesnis. Kažko tais atsisuko, nežinau. Nu, einam ir prieisim jau toj. Aukštai. Nu, žiūrim, ar Rūta pasitikė darbininkais. Tai taip nėra tokio jausmo baisaus, bet vis tiek nejauku. 30 metrų žemyn rašė. Stiklas atlaiko 840. Biški klyba. Nekvėpink. Ir Rūtai tai nėra malonu. Tai jeigu neklibins, tai viskas okei. Puikus
Nice vaizdai. Jo, galėtų būti švalyta šiaip, kad būtų galima Bet gal, žemyn žinai, čia žiūrėti. apsibraižęs, net sakyčiau labiau. Vis tiek su batais visi lipa. Bet šoniniai stiklai užtat labai skaidrus. Jo. Toks yra jausmas, kaip tu stovi visiškai ant krašto. O Rūta šaunuolė užlipa ant stiklą, nes šitą merginą neužlipa, įsiganda. Ir Rūta jau drąsėja pabiškį. Šalia parko galima apžiūrėti ir gyvūnų skulptūras padarytas iš smėlio. Mini zoologijos sodas smėlio. Štai kokia Rūta sunki, 2 vyrukai, tokie pavargę atrodo, laikantis ją. Nu, grįžom iki Gulbės, apsirengėm šiek tiek šilčiau, pasidarėm arbatos termosą, kitais piliam tiesiog karštą vandens, einam atsisėsim, suvalgysim sriubytę, kažkur skaniai. Ten matom pavėsinę, einam patikrinti. O štai ir pavėsinė. Ir net kur atsisėst pavėsiniai. Reiškia, žygiuojam toliau. Praėjo kokią 1,5 valandos kopimo. Man po 15 minučių. Bet kažką priėjom. Žiūrėkite į mūsų valgomai. Stalą turėsime. Labai gražu. O ten matosi, kur mes lipome. Apžvalgos aikštelė. Štai ten mes buvom. Šiandien mūsų virtuvėlėje makaronai. Dar vieni makaronai. Karštas vandenukas. Įpilam iki reikiamos linijos. Išmaišome. Pamiršom šaukštą. Nepamiršom šaukštą. Išmaišome. Uždengiame. Ir laukiame 5 minutės. 5 minutės grožimės vaizdą. Irgi norėjau tą patį sakyti. Pažiūrėkime vaizdais. Palaukia 5 minutės. Sriubytės pritraukė. Galime skanauti. Cheers. Cheers. Makaronai tampa 3 kartus skanesni, kai valgai tokioj gražioj vietoj. Skanu? Labai. Nu ir pasisekė mums šiandien kaip gerai. Nakvosim štai su tokiu vaizdu. Šiek tiek sutems, mažiau žmonių bus, privažiuosiu dar atgal. Ir bus štai toks vaizdas. Ten suslydėm pradedi ir žemyn. Visada galvojau, kad jie čia labai aukštai pašoka. Bet iš tikrųjų tai čia nėra aukštai. Čia gal 1,5 metro. Geras greitis būna tiesiog. Visai netikėtai prie parkingo dar ir va apžvalginis tiltas kažkoks. Tiesiog ten ratų užsisuka ir viskas. Ir visiškai nemokamas, atidaryta. Smagu. Ką čia Rūta peri?
Rūta palieka mašinai montuoti video jums. Dar keli kemperiukai yra. O aš varau su dviračiu į porą muziejų. Aplankysiu. Štai ir atvykom į technikos muziejų. Einam pasidairysim. O, čia net sukasi ratu, kad apžiūrėti iš visų pusių. Įėjimas į muziejų kainavo 15 eurų. Ir galioja 4 ar 5 muziejam vienas bilietas. Tai nereiks kituose pirkti. Tai iš karto apžiūrėsim kelis muziejus. Turbūt vienas pirmųjų limuzinų. 1942 metais sniego mobilis atrodė šitaip. Sukdavos papeleris. Netgi 2 vairai būdavo viens ant kito sniego mobilį. Nuo 1931 metų smarkiai patobulėjo gaisrinės. Netgi mašinos būdavo važiuojančios bėgiais. Buvo galima ją pakelt, apsukti 180 laipsnių ir važiuoti kitą pusę. 92-93 Tatras kūrė modelį Office ant ratų. Priekinė sėdynė galėjo apsisukti. Čia kompiuteriui pasidėti. Telefonas. Office'as ant ratų. Štai toks kompiuteris būdavo. Pradėti gaminti tarpukariu 1920 metais ir turėjo žymiai mažesnės sąnaudas tiek gamybos, tiek eksploatacijos. Ir vienas iš išskirtinių dalykų buvo tai, kad variklis buvo aušinamas oru. Nu ką, paliekame šį muziejų, lekiame į kitą. Man kažkiek, manau, žymiai įdomesnis turėtų būti. Tai bus sunkvežimių muziejus. Štai ir kitas muziejus. Modernesnis atrodo. 1910 metų gaisrinė. Pirmasis sunkvežimis. O kai užsikasi smėlį, visai neblogas dalykas, reiktų ir man tokio prie sunkvežimio vairuojant. Dar vienas mažesnis kemperis. Tikrai įspūdingi. 1990 metų sunkvežimis, tiksliau sunkvežimis kemperis, su šiuo keliavo aplink pasaulį. Tikrai įspūdingas, ten tentas viršuj, galima miegoti. Štai čia yra šito sunkvežimio modelis. Įspūdingas dalykas. Štai taip su tokiu keliavo iš Prahos į ekspediciją po Afriką. Kemperiuką savo ant bėgių pasistatė ir problemas nematė. Aišku, čia į muziejų. Nu ką, šitas muziejus visai neblogas, didelis toks. Daug visokių sunkvežimių. Kas labiausiai patiko buvo sunkvežimiai kemperiai. Kiek suprantu, tai Tatra gamykla veikia ir šiom dienom. Eksponuojami, manau, nauji sunkvežimiai. Juos galima įsigyti. Nu ką, muziejų aplankyti. Einam iki dviračio. Kadangi atgal į parkingą reikia važiuoti apie 2,5 km, pastoviai į kalną, išsikviečiau Rūtą. Dabar lauksim, kol Rūta atvažiuos su kemperiu, pasiimt manęs. Aš einu pasiimsiu dviratį, jeigu jis dar stovi ten, jeigu nieks nepavogė. Ir grįšiu į susitikimo vietą, pažiūrėsim, kaip seksis Rūtai atvažiuoti, nes ten keliukai tai labai siauri. Nu va, dviratį stovi, viskas gerai. Atvažiavo! Kaip sekės? Gerai. Gerai? Ne, normaliai. Gerai. Štai,
Grįžtame į Lenkiją trumpam atgal. Toks sienos kirtimas. Kaip jautiesi, praleidęs KFC 8 valandas. Jau 9. 9 valandas praleidome ne reklama, bet KFC. Mes keliam video. Jaučiuosi jau lyg gyventumėm čia. Deivis surado tokią gražią vietą miegojimui. Ir visą dieną lyja. Toks nemalonus oras. Šiaip ką tik pradėjo bent jau purkšt, kad jau įmanoma išeiti į lauką. Šiaip visą dieną kaip iš kibirų. O taip gražiai pasistatėm. Aš nesitikėjau, kad tu nuogas. Beveik džipą turim. Pro čia pravažiavo. Tikrai galvojau, kad užklims. Ejau per lietų filmuoti. Kaip užklimsta, kaip jisai pro čia pravažiavo. Džipas, nu. Kaip tai pravažiavai, nespėjau. Eik tu sau, tikrai galvojau, kad čia tai tikrai užklimsi. Lyja. Tokia duobė, važiuoju ir jaučiu į duobę šokau. Kyla klausimas, kodėl mes stovėjome kelias dienas vienoje vietoje ir tiesiog laukiam, kol nustos lyti. Tai nes planavome, esam visiškai netoli Lenkijos didžiausio pramogų atrakcionų parko Energylandia ir planavome joje praleisti visą dieną ir tam tikrai reiktų dienos be lietaus. Tačiau šiandien pažiūrėjus orus praneša lietų dar 3 kokias dienas, iš esmės visą savaitę praneša lietus. Tai tiek daug laukti mes tikrai negalim, todėl nusprendėm praleisti šį pramogų parką, kažkada grįžti kitą kartą. Todėl keliaujam toliau. Keliaudami visai pamiršom, kuri savaitės diena yra šiandien. Ir mes esam Lenkijoje, pasirodo, šiandien yra sekmadienis. Ir jokios parduotuvės maisto nedirba. Taip kad valgysim tai, ką turim. Yra kelios mažas krautuvėlės, kurios dirba. Ten galima kažko nusipirkti. Čia žmonių kaip iš Joninių. O, kaimynai parėjo, kaimynai parėjo. Čia kaip prisparkuojam, jau Rūta tiesiog net... Akių kontaktas. Rūta tiesiog tada prie lango prilipus sėdi ir stebi viską, kur kas kaip vyksta. Oi, kokia čia kavazuosi jinai. Geriausia kamera galėtų. Visi parėjo. Kokioj vietoj pasistatėm? Kas valandą praneša mums, kad jau galite eiti, nebemegokit. Lenkija taip pat turi labai gražių pilių. Ir manyčiau, jog šita yra viena gražiausia. Pilyje išlaikytas viduj labai autentiškas stilius, labai gražu. Čia per karalius vaikšto. Šioje pilies dalyje galima užsisakyti ekskursiją individualią ir ne, o kaip supratom, šitoj pilies pusėje yra viešbutis. Tad visai būtų įdomu pasilikti nakčiai tokiame viešbutyje pily. Kaip supratome, geriau atvykti savaitgaliais, nes darbo dienomis pasivaikščioti galima tik tais po 2 aukštą, o savaitgaliais galima lipti ir į bokštus. Todėl nusprendėme šiandien viduj nevaikščioti. Kur tu?
O dar čia yra žiemos sodas. Aš labai mėgstu žiemos sodus. Šitas toks visai nedidelis, bet gan jaukus. Man atrodo, mane rado. Viena pilis. Ši nebuvo visiškai planuota, tiesiog važiavome pro šalį ir pamatėm kažkokį bokštą iš toli. Tai ir užsukom. Visai graži vieta. Žemėlapyje niekaip ypatingai nepažymėta, nes iš tiesų pilis yra apleista ir tai yra privati nuosavybė, joje nepasivaikščiasi, bet vis tiek atrodo visai įspūdingai. Tai šiek tiek pasivaikščiam ir keliaujam toliau. O toliau mūsų planas Vroclavas. Viskas, strigom. Negalim nei į dešinę, nei į kairę, nei tiesiai važiuoti. Niekur negalim. Strigom. Ne, neik.